Integrali stimuliacija ir mūsų siūlomi variantai dėl ausinukų. Aš pabandysiu padaryti kiekvienam pritaikymui modeliui atskirą video, bet dabar tiesiog bendrai apsitarsime, kad jūs turėtumėte bendrą vaizdą. Tai pirmiausia, noriu pabrėžti, kad šio metodo išradėjas, jis labai ilgai dirbo ne vien tik su ausinėmis, jis labai ilgai dirbo su kolonėlėmis ir yra tikrai keltas mano pasakojimas, kuriame jūs galite išgirsti, kaip jisai naudojo būtent kolonėlės ir kai mergaitė išgirdusi savo mamos filtruotą balsą per kolonėlės, jinai prisiminė vaizdus, tuos, kur mergaitė buvo mamos įsčiose ir mama pasakoja tą istoriją. Tai yra atskiras video apie mamos balso istoriją, o tai prierinant prie to, tai vienas iš būdų, kaip jūs galėsite namuose taikyti integralią stimuliaciją, tai yra kolonėlės, tai yra įprastos oro laidumo kolonėlės. Aš tokias smagias nupirkau Lukrecijai, mes su jomis dabar startuosime kartu su jomis. Tada dar yra vienas ausinukas kauliniai, turbūt daugiausia klausimų apie juos sulauksime ir apie juos tikrai plačiau papasakosiu ir kodėl buvo nuspręsta irgi pasinaudoti šiomis ausinėmis. Tai kaip matote ir vienas ir kitas nupirkau Lukrecijai, tai apie jas kalbėsime. Tada jau minėjau ir pasakojau apie ausinuką, kuris yra naudojamas klinikoje, tai dar plačiau apie jį papasakosiu, kaip jisai gali būti irgi adaptuotas prie mūsų integralios stimuliacijos, tai tikrai tas yra įmanoma. Ir tada dar kol kas negaliu rodyti, nes dar tai yra tiesiog pavyzdinis modelis, kurį mes norime ir susikurti ir turėti, tai tikrai turėsime. Negaliu tiksliai pasakyti, po kurio laiko, bet tikrai turėsime tokias belaidės ausinuką, kuris galėsite prisijungti jį prie kompiuterio ir prie telefono. Tai va, jis irgi turės čionai vibro jungti. Dar apie juos negaliu daug ko nieko pasakoti, nes tai tiesiog turime kelis pavyzdžius. Tai jau kai tikrai turėsime pilnai išdirbtą, tai tada galėsim daugiau papasakoti. Kada planuojame tikrai turėti tas ausinukus, tai labai tikiuosi, kad iki lapkričio mėnesio juos gausime. O jeigu kažkas tai keisis, tai tikrai dar su jumis susisieksime ir atsiųsime dar vieną klausimyną, kuriame jūs galėsite apibrėžti, kaip jūs norėtumėte ir kuris variantas jums tinka. O dabar prašau sekite sekančius video, kur papasakosiu apie kiekvienas ausines ir kodėl būtent buvo pasirinktas toksai modelis, kodėl būtent taip reikia taikyti. Ir tada prašau sekite sekančius video.